Sveiki gyvi, brangiai amon žiūrovėlė. Naus epizodėlis, vėl bityn, darbelė, ojojoj. Piln visokiausių. Buvau įkruovis naujas motinėlis 5 šeimom, varysiam vizitą priėmė. Prieit savaitgalį sukau medų, atsivežiau jau tuščius rėmelius vizitėm šeimom, kuriuom jau trūkst. Vėl veids kurdyti medaus, dėsiam tuščius magazininius rėmelius, dar reik draugeliau sugelbėti. Prieit sezonėlis anam buvo košmariškas. Greičiausia, kad nuo erkių labai daug šeimų prarado, tai įdėsiam biški kitokį formatą rėmelės bitininkaujant, tai įdėsiu savo lizdus, kad ten motinėlis pridėtum kiaušinėlių. Paimsiu aš tus rėmelius, įdėsiu janų avilius, žodžiu, bus darbelė ir rami širdėlė. Gerai, o dabar pradedam nuo pradžių. Tenam vizėti apriejim naujas motinėlis. Nu va, kaip matot, šitą narvėlis motininis ir išsiimti, manau. Bitėlis ir nu, įžiūram, ir priėmus, nėra. Kaip jūs galvojat. Kiaušinėlius matau, bet norėčiau pamatyti taip pat mamulensiją, kai jums parodyti. Čia tikra ką nebus. O va, kai gražuolių vaikščiau, matot? Čia šitą va, raudonų taškelių, oranžinį, itališką. Liuks nutikios darbosis, ką priklauso. Dedam atgal, nebedurginam čia. Dar biškras tremelį sustumdėm. Это toks pusiau nepasiūts, bet turės gal kur nors. Smorglis bėg. O, čia gražiai koks rėmėlis. Galėtų krauti kiaušinį. Yeah. Atsinėšiu, praplėsiu lizdą. Da turėt kur krauti kiaušinį. Na, praplėtam lizdėlį. Čia ir medau trimelė. Po medaus išsakėjame. Mums čia turėtų labai patikti. Ir einam vizėti kitos motinėlis.
O, kokis gražus. Mėlynas, tamsiai mėlynas žiedadulkis. Įtaru, kad čia rugiagėlių žiedadulkis. Supresuotas, gražiai. Fainai. Ir aišku, pilnas rėmėlis. Vienadien kiaušinėlių. Trečiai mėl. Ok. Viskas gera, priėm. Kažką apkvėpt negeras dalykas. Vienadienius matau, jau gera. Motinėlis taim neradau, atsakau, vienadien kiaušinėlį ir tai manykėm, kad ir čia ta naujoj apvaisint itališką motinėlį. Tai 5 iš 4, važiuojam toliau, reikėt apveis paskutinį šeimėlį. Ta prasme paskutinį iš tų 5. Vienadienius jau matau. Šitą vaikščiu. Gražuolė. Liuks. 5 motinėlis daviau. 5 priėm. Nu, da ne, aš ten negaliu 100% garantuoti, nes nemačiau motinėlis, bet vienadienė buvau. Tai, o dabar keliaudam prie kitą vilkį, kur dėsim draugėliaus rėmelius. Va, turėjom draugėliaus rėmelius. Tai jau kapčiu. Va. Kartu matot. Čia ir daniški. Tai pasiruošiau veitėlis ir eksenus dabar gražiai įtalpinti. Turi toks meduks.
Tai po savaitės, po 2 atvarys, pasivizės. Jeigu bus prikrauti tas rėmelius, atvežiams dar draugėlis mažų tokių aviliokų polisterolin, tai sukrausiam ir galės vystytis, įgyvoti nors šeimelį. Ta grįžau po 2 savaičių, pavyzdyti, kaip tos paleistas motinas. Tiksliau, buvau grįžęs prieš savaitę, ėmiau medų, tai užmečiau vatį. Į to neveizėjau, nes paskutinį jie nuveizėjau prieš paleidant. Po 2 savaičių tą atlėkiau. Pavyzdėsim, kaip tą mūsų paleist motinėlį. Nepavyzdėsim, aš jau pavyzdėjau. Ir galiu pasakyti, kad viskas tvarko, kiaušinėlis ded, puikiausia medų neš, bet į tas pėtimį nutaik. Žodžiu, vargas vargėlis su tom bitelėm, bet malonom svins. Tai gerai, tik šiam epizodui ir susitiksim kitam. Paspauskit like, pasubscribinkit ir parašykit komentarą. Ate!